kalniukai šiandieną. Kalniukai. Lietus sulijo, visas šlapės. Žiauriai, visas šlapės. Visiškai. Aš čia vaikščiau apie valandą. Turėjau signalą žemę. Parodysim. Žodžiu, turėjau vieną monetėlę, bet jinai plika, kaip subinė, visiškai plika. Žodžiu. Ir va dabar antrą iššoka. O tai net ne moneta, čia saga. Ach, tai velnės. Tik tai saga. Ir vėjas, ir lietus. Žiūrėsim, kaip čia seksis. Jeigu rasiu, parodysiu. Lekiu. Išlindo kažkas tai įdomaus. Aha. Antpirštis. Antpirštulis. Sveikas, atrodo. 17 skambėjo. Kam įdomu. Biškai palaužytas čia. Ta pusė. Bet va, toks antpirštis. Vis šis tas viena moneta ir antpirštis po kol kas. Laišku, bet tik tai gal valandą ten ar pusantros. Nieko. Diena dar ilga. Nesiruošiu pasiduot. Reikia vis tiek kažką iškasti ant kalėdų. Einu. Pagavau tokį signalą. $23-24. Kažkaip tai būtų nuodėmėtos neiškasti. Čia yra kažkas tai. Gali būti ir šiukšlė, gali būti ir gilzė, bet ką gali žinoti? Kur tu? Va, čia. Šį kartą kažkokia šaiba suskylė. Aišku, einam toliau. Skambėjo 14 ir kažkas tai apvalaus. Ir vėl tokia šaiba. Nužernės, nu. Taip apsidžiaugiau, galvojau, moneta bus gal kokia romėnų. Romėnų ta moneta. Gerai, einam į kitą lauką pažiūrėti. Galvojau dar vieną šaibą. Ir pasirodo, kad ištraukė lyg romėną. Jo, romėnas. Gerai. Romėnai labai gerai. Taigi čia mes čia turim. Numyręs tas romėnas. Toks pusiau. Nesuprasi, kas čia yra. Iš tikrųjų. Nežinau. Nieko man čia nesuprasti. Bet gerai, žinosim. Romėnų čia yra. Toliau. Radau tokį daiktą. Primena žmogaus galvą. Toks vat dalykas. Iš kitos pusės tuštokas, sakyčiau. Nežinau, iš kitos pusės nieko neišsimato, bet čia ir toks atrodo, lyg būtų paauksuotas buvęs. Įdomus, šitą paimsiu, nufotkinsiu, nuvalysiu, įdėsiu fotkę. Gerai, einu toliau. Braidau aš čia palaukus. Dar vieną romėną ištraukiau. Dar vienas negyvas. Dviesias romėnas. Gaila, detalė nesimato. Gal kažkas dar bus galima žiūrėti, bet Auf Wiedersehen šitam romėnui. Va, stovi žmogus galva. Taip va. Kita pusė visiškai apkarpėjus. Čia galva, o taip va, galva turėtų būti. Gerai, tęsime paieškas. Draskausi iš lauko iš vienos pusės į kitą, bet nifiga aš nieko nerandu. Va, radau tokią saktelę. Panašu, kad viduramžiai. Ką man nereikalinga. Reikia atgauti naisą. Viso gero.
skambėjo 16 ir matau kažkas tai apvalaus tenais išdrybo. Nagi. Kasgi tu? Romėnas. Dar vienas suplėkęs romėnas. Tuo mes išsiaiškinsim. Kažkur turėjau vandenuko. Kažkur vandenukas ant galvos labai smarkiai dabar krenta. O, romėnas. Ir vėjas, ir lietus. Galva liktai šitaip. Jo. O galva, lemba, visas šlapės. Nežinau, tik kontūrai matosi galvos. Ir čia kažkoks paveiksliukas. Nežinau, kas čia yra, bet kad Romos moneta tai tikrai, nes va galva tai tikrai matau čia yra. Ten va nosis matosi. Čia visi vaikščioja. Ir čia aš radau vieną romėną. Tai reiškia, čia didesnė tikimybė šitoje pusėje rasti. Reikia čia ir trintis iki galo. Ok. Va žiūrėkit kaip skamba. 8-9, matot? Apvalus išlinda. Sakyčiau, gal romėnas. Romėniokas, aišku. O šį kartą riebesnis toks papuolė. Bet aišku, bus irgi užmuštas. Tuo mes bandysim apurkšti vandeniukų. Ir išsiaiškinsim, kas čia per ribuilis. Čia šitą pusę. Kodėl jie tokie pavargę visą laik būna? Kažkas tai. Velnias žino iš tikrųjų, kad romėnas tai tikrai, bet čia kažkokie ornamentai ar kas čia kažkokia tai figūra matosi. Ai va, lyg tai šitaip čia su lanku stovi. O taip va. O kita pusė Auf Wiedersehen. Tik matosi, kad galva buvo ir čia raidės eina va šone. Jo. Nu. Reiškia, dar ne viską čia iškasė vyrai. Vaikštam toliau. Kaip įsėjus dienai pradėjo romėnai vaikščioti. Man į rankas. Bet tai... Kas iš to? Vėl eilinis numirėlis. Visiškas lavonas. Vau! Nukrito kažkur. Gerai, eisim toliau. Kur buvęs? Ten nebuvęs. Dar vienas išlindo. O, kasgi čia? Čia ne romėnas. Čia kažkokia tai... Pirštinės šlapės. Visas šlapės. Čia matosi dar kažkas. Kažkokia tai moneta. Bet ne romėnas. Tuoj pabandysime mes papurkšti vandeniuko. Gaila, makro linzių negaliu uždėti, nes šlapia viskas velniop. O, čia žetonas yra. Jo, o, nice. Man patinka jie. Jo, žetonas. GWM kažkokias raidas. O kitoj pusėje herbas kažkoks tai. O. Eina sau. Matau toks signalas. 14-15 muša. Ir matosi dvigubas toks signalas. Paviršinis. Ir kągi jūs galvojat, aš jau pasižiūrėjau. Pasižiūrėkit, kas čia. Kasgi čia? O čiagi hamertas. O, valia, draugai. Hamerdulį radau.
Jo nesitikėjau šiandien rasti Hamerdą. Visas toks pavargęs. Hamerdas. Hamerdulis visiškai tuščias, plikas, kaip nesakysiu kas. Jau pirmai sakiau. O, toks vat. Net neaišku kieno, nei kas, bet vis tiek Hamerdas. Tas jau gerai. O dar kryžius matosi, čia buvęs ilgasis kryžius. Kažkuris Edvardas bus. Kas Anglijai kasinėt? Nepraleiskit niekada tokių signaliukų. 8-9 buvo. O dar vienas romėnas. O šį kartą ir galva matosi. O, matosi galvytė. Tokia va galvytė. Vis kita pusė. Kita pusė. Ten toks kaip pastatas yra. Bet jau moneta jau pagyvenus. Nu, ką norėt, 2000 metų. Va, gerai, einam toliau. Na ką, laikas atsisveikinti. Šiandien gana prisikasiau tikrai. Kiek radau, pamatėt patys, ką žinau. Tikrai atrodo viskas. Linkiu naujųjų metų, gerų. Kam nors blaivių, kam nors nelabai. Pinigų nelinkėsiu. Galima jas užsidirbti. Svarbiausia sveikatos ir nesirkit. Iki kito karto.